Šio ryto tema - ribos. Šiandien pasidalinsiu 3 pačiomis populiariausiomis klaidomis, kurios leidžia kitiems žmonėms nuvertinti jūs, negerbti, nesiskaityti su jumis, su jūsų laiku, jūsų emocijomis, pergyvenimais. Iš tikrųjų galima išmokti bendrauti taip, kad visus juos pastatytum į vietą ir tuo pačiu, netaptum kažkokiu tai labai nemandagiu ir nepriimtinu pačiam savo. Tai pažiūrėkime, kas čia yra ir ką su tuo daryti. Pirmas dalykas, į kurį atkreipiu jūsų dėmesį, yra tai, kad labai dažnai būna, jog ignoruojate tai, kaip su jumis elgiamasi. Labai dažnai jūs kažkaip pritarėte tiems jūs įžeidžiantiems kitų žmonių juokeliams, komentarams apie jūs, o kartais net patys juokėtės iš to, ką apie jūs sako. Ir tik vieni patys savo žinote, koks pragaras tuomet verda jūsų viduje. Ir labai dažnai patys artimiausi žmonės trolina mus, skaudina ir apsimeta, kad nieko čia tokio. Juk čia juokeliai. Arba sakom, taigi tavo labui. Ir tai gali būti už bet ką. Už svorį, aprangą, pasirinktą sporto klubą, turėjimą ar neturėjimą vaikų, turėjimą ar neturėjimą vyro, pastovių santykių, buto, namų, darbo. Ir baisiausia, kad tai ne tik nemalonu, bet ir iš tikrųjų labai skauda. Tai žeidžia mus. Net nebejoju, kad kartais jūs prašote tų žmonių nustoti taip elgtis. Bet ar tai veikia? Ne. O veikia tai, kuo dabar pasidalinsiu. Štai kelios strategijos. Pirmoji. Pretenzingas mandagumas. Tai labai nuostabi strategija. Jei ją taikysite, pamatysite, kaip tie žmonės pasijaučia nejaukiai ir atsitraukia nuo jūsų. Ir sekantį kartą jie tikrai pagalvos, ar verta jūs įžeidinėti. Pavyzdžiui, jūsų aplinkoje visi su poromis, o jums nepavyksta sukurti šeimos, arba tiesiog nenorite to. Ir visi aplinkui tyliu susitarimu špilkuoja jūs, laido juokelius, dalina patarimus, užjaučia ir niekam net nerūpi gerbti jūsų pasirinkimą tokį, koks yra. Tai gali būti bet kas. Jūsų išvaizda, apranga, kūno sudėjimas, svoris, darbas, bet kas. Statykime tuos žmonės į vietą. Pretenzingas mandagumas yra tai, kad jūs labai mandagiai, nepakeldami balso, nepuldami gintis ar neapsimesdami, kad negirdite, nes jūs tikrai girdite. Su lengva šypsena jūs aiškinate, kas yra kas. Pavyzdžiui, man atrodo, kad tavo amžiuje arba jūsų amžiuje taip nemandagiai elgtis su žmonėmis yra tiesiog nekorektiška. Pavyzdžiui, aš apie tave irgi galėčiau pasakyti, koks tu kvailas. Ir tavo juokeliai, man atrodo, kvaili. Betgi aš to nesakau. Tai ir tu pasistengi būti mandagus. Tokiu būdu jūs statote šį žmogų į vietą. Ir tuo pačiu jūs nepakeliat balso, šnekat mandagiai. Jei tas žmogus eis į dialogą ir sakys, tu ką, mane kvailiu išvaidinai, galite sakyti, ką, aš? Ašgi nesakiau, kad tu kvailas. Aš tik sakiau, kad galėčiau tai pasakyti, bet niekada to nesakiau. Jūs savo mandagumu paimate viršų. Tad kitą kartą jis pagalvos, ar verta puldinėti jūs.
o aplinkinių akise jūs taip pat išliekate mandagus už save pastovinčių žmogumi. Ir tą savo metodą jūs galite taikyti įvairiose situacijose. Ir pamatysite, kad tai veikia. Bet iš karto noriu pasakyti, kad sunkiausia būna žmonėms, kurių būtent tėvai yra tokie, besikabinėjantis, pasityčiojantis, žeminantis, negerbiantis jūsų. Ir labai dažnai sutinkam, kad tėvai iki pat paskutiniosios nori mus mokyti gyventi pagal savo supratimą, savo įsitikinimą, kad jie geriau žino, kaip elgtis su vyru, auklėti vaikus, kiek jų turėti, kur gyventi, ką veikti, kaip rengtis, ką valgyti, visokiausių kitokiausių dalykų, apie kuriuos tėvai jaučiasi turintys teisę pamokyti jūs. Bet iš tikrųjų ir su tėvais galima pradėti elgtis kitaip ir duoti galimybę tiem tėvam keistis. Juk jūs nebesate nuo tėvų priklausomi vaikai. Jūs jau užaugote ir užsiauginote teisę gyventi savo gyvenimą pagal savo supratimą. Po tokių pokalbių su tėvais, kai jūs tyliai kenčiate ir klausote, ką tėvai jums patarinėja, ką sako, už ką kritikuoja, jūs dar kokią savaitę ar ilgiau nešiojatės tuos pokalbius viduje. Jūs svarstote, ką galėjot pasakyti, kaip padaryti, kaip atreaguoti, ką sakyti, kad jie gerbtų jūs. Ir jeigu su tėvais jums sunku susitarti, kad jūs gerbtų, tinka pabandyti tokį mandagaus nutraukimo metodą. Kas tai yra? Kiekvieną kartą, kai kalbate su tėvais telefonu ir jūs vėl moko, kaltina ar dar kažką sako, patarinėja, tiesiog mandagiai nutraukit pokalbį. Oi, turiu užbaigti sriubą virti, skalbimo mašiną išjungti, vaikas kviečia, skubus skambutis iš darbo, bet ką sugalvojat ir labai mandagiai užbaigėt pokalbį. Ir taip kiekvieną kartą. Tikrai pamatysite, kad tėvai supras, kad kažkas čia yra ne taip. Gali būti, kad ir įsižeis, bet jie net nieko jums negalės prikaišioti, nes jūs mandagi ir tiesiog užsiėmusi. Ir po truputį tokiu būdu įtvirtinsite taisyklę, kad ta tema jūs tiesiog nešnekat. O jei esat pas juos namuose, galit pasakyti, kad pradėjus jiems kažkokį pokalbį, kur jau ne vieną kartą bandėt sakyti, kad jūs nenorit tą temą kalbėti, o jie vis tiek pradėjo tą pokalbį, tai jūs galite labai natūraliai, mandagiai sakyti, kad aš jūs labai myliu ir tikrai labai gerbiu, bet tą temą nešnekėsiu ir jei jūs norėsite vėl grįžti prie tos temos, kalbėti su manim tą temą, aš tiesiog išeisiu. Ir čia svarbiausias dalykas yra išlikti ištikimai pačiai savo. Jei jie vis tiek tęs šią temą, jūs jau be jokių komentarų, kadangi jau įspėjot, kad išeisit, mandagiai atsisveikinat ir išeinat. Tikrai raskite jėgų tai padaryti. Vieną kartą išeisit, antrą kartą, trečią kartą ir pamatysite, kad ateis diena, kai jie nustos kalbėti tema, kuria jūs nenorite kalbėti. Ir jūs išliksite mandagi. Bet čia reikia turėti kantrybės. Nes ir jie turi mokytis suvokti, kad tai, kas jiems atrodo normalu,
jūs skaudina ir jums tai nėra normalu. Jie galvoja, kad jie turi teisę kalbėti, ką tik nori ir daryti su jumis. Todėl jūs turite išmokti saugoti savo asmeninę erdvę, brėždami ribas ir neleisdami net tėvams ateiti į jūsų asmeninę erdvę, jeigu jūs to nenorite. Ir svarbiausias dalykas, ką išgirskite, kad tai įmanoma pasiekti tik darant. Jokiais žodžiais, jokiais pokalbiais, jokiais pasakojimais, kad jums tai nepatinka, jūs nieko nepasieksite. Čia reikalingas veiksmas. O dabar gal galite pagalvoti, ar jūs papuolate į tokias situacijas, kur jūsų negerbia, nesiskaito, įžeidinėja. Ir jeigu jūs patenkate į tokias situacijas, pasidalinkite, prašau, komentaruose. O jei žinote savų būdų, kaip iš jų galima išeiti, būtinai, prašau, pasidalinkite. Ir tai bus įdomu skaityti ne tik man, tuo labiau, kad aš atsakysiu, jeigu ten bus kažkokie klausimai, nes aš skaitau visus jūsų komentarus, bet tai svarbu bus ir kitiems žmonėms, kurie susiduria su panašiais dalykais. Tokiu būdu jūs galite padėti ir kitiems. Antroji klaida, leidžianti žmonėms nuvertinti mus, negerbti, perženginėti visas ribas, yra tai, kad jūs įsižeidžiate ir tylite. Šiuo atveju žmonės gali būti, kad net nesuvokia, kad peržengia ribas, kad tai, ką sako, žeidžia jūs, kad jums nemalonu tą temą kalbėti. Atminkime, kad visi žmonės skirtingi. Visų žmonių yra skirtingas suvokimo lygis, empatijos lygis, išsilavinimo, vidinės kultūros. Tad labai kviečiu, jokių būdų netylėkite. Jei jūs kas nors žeidžia, skaudina, o jūs tylite, tai greičiausiai jūs taip esat išmokę iš senų senovės. Gal vaikystėje sulaukėt labai daug kritikos iš artimųjų. Tuomet jūs nemokėjot apsiginti, išmokote tyliai tai iškentėti. Arba jums buvo sakoma, kad geros mergaitės ar geri berniukai tyli ir klauso, neprieštarauja. Ogi mes visi norime būti geri ir dar geresni. Visiems reikia pagyrimų. Tai per gyvenimą ir keliaujam, viską prarydami ir su viskuo susitaikydami. Jei jūs bet kurioj jūs įžeidžiančioj situacijoje nutylit, tai žinokit, ta jūsų tyla yra tiesioginė žinutė kitiems žmonėms, kad taip su jumis galima elgtis ir toliau. Aš labai dažnai kartoju, santykiuose mes esame lygiai tuo, su kuo sutinkame. Suprantate? O tie žmonės, jeigu jiems pasakysime, kaip jaučiamės, kai su mumis taip elgiasi ar sako mums kažką tai, kas mums labai yra skaudu girdėti, jie gali netgi paklausti mūsų, tai ko nesakei? Aš net nežinojau, kad tau tai yra sunki tema arba skaudu arba nemalonu. Tad labai kviečiu, pratinkitės šnekėti ir sakyti. Kad būtų lengviau taip elgtis pradėti, galite užduoti savo klausimą. Ar tas žmogus, kuris taip su jumis elgėsi ar kalba, buvo geranoriškas jums? Ar jis tikrai norėjo gero? Taip ar ne? Tada galite užduoti kitą klausimą.
Ar tas žmogus suvokė, kad šitaip elgdamasis jis įžeidė mane, nuvertino, peržengė mano ribas? Ar jis suvokė, ar ne? Gali būti, kad žmogus iš viso nesuvokia jokių subtilių jausmų. Gal jis pats nieko nejaučia? Gal jis apskritai neturi empatijos? Ar iš viso yra atsilikęs, nesuvokia nei savo jausmų, nei savo poelgių? Tai jeigu taip, kažin ar verta įsižeisti ant jo? Pagalvokit. Bet jeigu jūs tikrai žinot, kad jis suvokia, ką sako, ką daro, tai jis elgiasi specialiai. Va tada reikia, kad jis apie tai sužinotų. Ir vietoj to, kad nešiotumėsi nuoskaudas, tiesiog išmok apie tai kalbėti. Nes kasgi yra tos nuoskaudos? Tai yra užslėptas pyktis, kai yra peržengiama mano riba kažkokia, ir to pykčio aš neištransliuoju, aš jį susigrąžinu savo, aš neleidžiu tam pykčiui niekur išeiti. Vietoj to, kad nukreiptumėte tą pyktį atgal savo, išleiskit jį ten, kur jam ir vieta. Ištransliuokime tam, kam tas pyktis skirtas, vietoj to, kad susigrąžintume savo ir kentėtume. Nuoskaudos tai ir yra tas prarytas pyktis diena po dienos, besikaupiantis, ir gali būti, kad sprogsta netinkamiausių būdų. Ir jūs išsiliejate ant nei prie ko žmonių. Arba jūs kenčiate tiek, kad to pykčio, įtampų prisikaupia tiek daug, kad tampa psichosomatinių ligų, miego, emocinio valgymo, nerimo sutrikimų priežastimi. Tai paklauskite savęs, ar jums to reikia? Žinoma, kad ne. Tad labai siūlau leisti savo pyktį išreikšti tam žmogui, žinoma, normaliu, jums priimtinu būdu, sakant, stop, man taip netinka, su manim taip negalima. Ir sakant, ramiai, tvirtai, nebejojant tuom, ką sakot, kad žmogus iš tikrųjų išgirstų ir patikėtų, kad su jumis taip negalima. Trečia klaida. Jūs tiesiog nemokate sakyti ne. Galbūt jūs nuo pat mažumės mokė, kad kitus reikia gerbti, bet nemokė, kad reikia gerbti save. Dažniausiai nemokėjimas sakyti ne kyla iš baimių. Bijome, kad nutrūks santykiai, nusivils mumis. Arba kad tie žmonės, kuriems pasakysiu neišgyvens sunkius jausmus, kad aš juos nuliūdinsiu, supykdysiu, pridarysiu problemų. Visos tos baimės mus veikia taip, kad mūsų protas prirenka argumentų ir įtikina mus sutikti su tuo, su kuo nenorime sutikti. Ir netgi tada, paklusdami savo proto siunčiamoms mintims, bandome savo pasakyti, kad tai paskutinis kartas. Kad daugiau jau neapsiimsit to daryti. Daugiau darysit, ką jūs norit, atreaguosit, kaip norit. Dar paskutinį kartą pasielgiau taip, daugiau jau niekada. Bet turbūt jums tai atpažįstama, ar ne? Tas niekada, tas paskutinis kartas iš tikrųjų taip ir netampa tuo paskutiniu kartu. Ir taip eina diena po dienos ir vyksta daugelyje santykių ir situacijų. Ir darbe,
ir namie, su draugais, tėvais, kaimynais, visi aplinkui pradeda naudotis jūsų nesugebėjimu pasakyti ne. Visi iš jūsų kažko nori. O jūsų vidinis įsitikinimas, jūsų vidinis kritikas sako, negalima pirmiau apie save galvoti. Pirmiau pagalvo, kad kitiems būtų gerai, kad kitais pasirūpinčiau. Pirmiau, tada, jeigu liks laiko, pasirūpinsiu savimi. Galbūt jūsų vidinis balsas sako, kad o kasgi, jei ne aš? Kasgi tai padarys, jeigu ne aš? Kasgi pasirūpins, jeigu ne aš? Ir tokiu būdu jūs nutolina nuo pasirūpinimo savimi. Kenčiam, išsenkam, pykstam, erzinamės, nešiojamės nuoskaudas, bet ir toliau niekam nieko neatsakom. Ar atpažįstama jums tai? Man tokie klientai kartais tai įvardyja, kad jie yra labai mandagūs ir tas mandagumas jiems yra labai svarbus. Ir kad kai pasiremiu tuo, kad aš esu mandagus, man ir padaryti netaip sunku, patylėti nesunku, ašgi galiu. Taigi čia mano vyras, čia mano brolis, čiagi sesuo, čiagi tėvai prašo, čia draugė, kolegė, kaimynė. Ašgi juos myliu, kaip aš jiems nepadėsiu. O ar tai tikrai gali būti pateisinimu jiems jumis naudotis? Aš dar noriu paklausti, o ką jie jūsų nemyli, jei pastoviai naudojasi jumis, o jūsų poreikiai jiems nesvarbus? Jie nemyli jūsų. Ir tas ribų brėžimas, sakant ne, iš tikrųjų, nuoširdžiai žinau, būna sunkus, nes su juo atsiranda daug sunkių jausmų, kaltės, gėdos. Net pasakius ne, viduje dar ilgai išgyvenama, kaltinant, griaužiant save. Bet yra iš tikrųjų tokia maža paslaptis, kad kuo dažniau pradedat sakyti ne, tuo lengviau tai sekasi. Tik pirmą kartą tas nespringsta kažkur va čia, neišeina. Aš savo klientams kartais tiesiog pas mane kabinete siūlau pažaisti tokį žaidimą, ką aš be pasakyčiau, kad man sakytų, ne, Danguolė, ne. Ne taip yra. Kad išmoktum, kad išeitų tas ne iš burnos. O dar vienas žaidimas yra nusistatyti savo per dieną 1 valandą ar pusdienį ir į visų prašymus, ar tai būtų kolega, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų vyras, ar tai būtų vaikai, visiškai nesvarbu, kas jūsų prašo, bet 1 valandą ar pusdienį jūs į visus klausimus sakote ne. Ir pamatysite, nieko baisaus neįvyks. Niekas neatstums jūsų, niekas nepradės nemylėti jūsų už tai, kad jūs pasakėte ne. Gali būti, kad tie žmonės nustebs, kas čia tau atsitiko. Gal paklaus. A kodėl ne? Visada galėdavo, dabar ne. Bet tikrai sveikas, normalus žmogus nenustos su jumis dėl to bendrauti. Išgirskite tai. Pabandykite ir įsitikinsite.
Aš tikrai suprantu, kad nelengva keistis. Ką be norėtum pradėti daryti kitaip, ar valgyti, ar sportuoti, juk puikiai žinot, kaip sunku pradėti daryti kitaip nei dariau. Žmogus yra inertiškas ir tingus. Ir natūralu, kad jis renkasi judėti tuo keliu, kur bus mažiausia pasipriešinimo ir pokyčių. Juk taip įprasta gyventi tą įprastą gyvenimą, prie kurio esame įpratę, net jei tai neišmintinga ir nenaudinga jums. Todėl, jeigu jūs dabar jaučiate, kad jums taip tinka, jūs nieko ir nekeiskite. Gyvenkite ir toliau taip. O jei norite bandyti kažką pakeisti, padaryti kitaip, pradėkite. Dar būna labai sunku keistis, tada, kai aš tikrai nuo vaikystės augau su labai stipriu manęs nuvertinimu. Ir aš dabar užaugusi ar užaugęs save taip stipriai nuvertinu, kad aš jau susitapatinau, aš viduj tarsi pats savo esu nevertingas. Ir tie vidinių kritikų balsai kiekvieną kartą didina tą menkumo jausmą. Jie kelia baimės, gėdos, kaltės jausmus. Jie būna tokie stiprus, kad pradedi galvoti, jog iš tikrųjų neįmanoma kitaip. O be reikalo, jei taip galvosite, tai niekas ir nesikeis. Atminkite, kad tie vidiniai balsai, tie vidiniai kritikai kažkada buvo išoriniais žmonėmis, konkrečiais. Ir jie dabar gyvena jūsų galvoje, širdyje, jūsų suvokime apie save. Aš labai skatinu pasakyti savo, aš užaugau. Kiek metų man dabar yra? Galbūt aš galiu tvarkyti su tais vidiniais kritikais. Gal aš galiu adekvačiai pradėti vertinti save ir matyti, kiek daug stiprybių aš turiu. Ir jeigu jūs iš tikrųjų norite keistis ir jums tikrai yra sunku, aš esu parengusi 2 praktinius seminarus šią temą, kurie gali padėti jums realiai keistis. Vienas jų – poreikiai ir ribos. Kaip brėžti ribas, nesijaučiant kaltu. Seminaras yra kaip valdyti mintis, emocijas ir tapti stipresnių už vidinius kritikus. Nuorodas įkeliu su aprašymais seminarų, ten bus ir paskaita, ir konkrečios praktinės užduotis, ir palaikomosios meditacijos. Labai raginu, labai skatinu, leiskite savo keistis. Ir atminkite, brėžti ribas tai reiškia ne tik apsaugoti save nuo nuvertinimo, bet ir priminti kitiems, kad esate verti pagarbos, meilės ir laimės. Tai reiškia patikėti pačiam ir sakyti kitiems, kad jūsų jausmai yra svarbus ir jūs turite teisę juos išreikšti. Labai skatinu jūs pasinaudoti šią galimybę ir pradėti mokytis vis dažniau rinktis būti savo pusėje, jaučiantis lygiai tiek pat svarbių, kiek ir kiti žmonės. Su meile, Danguolė.